Palabra por un minuto la señora Morkunaitė. Ačiū, ponas pirmininkė. Balsavau už dokumentą dėl bendrųjų mokslinių tyrimų programų supaprastinimo Europos Sąjungoje. Deja, reiktų pasakyti, kad pasigedau platesnių diskusijų plenarinės sesijos metu, tačiau pats dokumentas savaime yra tikrai svarbus ir sveikintinas jo priėmimas. Svarbu sukurti vienodas sąlygas dalyvauti mokslininkams iš visų ES šalių, numatyti vienodą atlygį už mokslinę veiklą, neskirstant mokslininkų pagal jų valstybės pragyvenimo lygį, nes mokslinė pažanga yra visos ES, o ne atskiros valstybės reikalas. Šiuo metu vyrauja nuostata, kad naujųjų valstybių narių mokslininkų darbas yra mažiau vertinamas nei senųjų. Tokia diskriminuojanti praktika yra neteisinga ir neprimtina. Taip pat svarbu užtikrinti vienodas sąlygas visoms mokslo institucijoms, neskirstant jų pagal dydį ir finansinį pajėgumą. Tai ypatingai svarbu mokslinėms įstaigoms esančioms naujausiose ES šalyse. Ne organizacijų dydis, o mokslo pažanga kuria vertę, todėl svarbu suteikti galimybės ne tik universitetams, bet ir nepelno siekiantiems mokslinėms institutams ir kitoms mokslo organizacijoms teikti paraiškas ir dalyvauti mokslinėse programose. Todėl sveikinu visus mokslo žmonės ir kartu su palengvintais tyrimų mechanizmais mes judėsime į priekį. Ačiū. Gracias, señora Morkunaitė. Pasamos ahora a la crisis del sector ganadero. Tiene la palabra por un minuto la señora Harkin. Support to this resolution. The Commissioner said he was willing to look at market supports when necessary and will intervene when necessary, but we need some kind of certainty for livestock